Labas, Abigailė, tai kas tave paskatino ateiti į šitą seminarą Greiti pinigai 2? Iš tiesų, iš tėvų visą tai sužinojau. Man anksčiau lankiau Jasinavičiaus ten seminarus. Man irgi patiko šitas, galbūt net labiau patiko. Iš tiesų viską Algirdas Karalius sugeba perduoti labai nesunkiai, tiesiog priimtinai man šiuo atveju. Linksmai viską. O tėveliai atsivedė į seminarą, tau rodė užduotis, kurias prieš tai gavote? Užduotis padėjai tėveliams daryti kur? Jo, padėjau. Man iš tiesų turbūt daugiausiai išdirbau iš pirmos užduoties, labai patiko daryti, kai reikėjo pardavinėti tos daiktus, išlikau iš namuose. Pardaviau, užsidirbau kažkiek. A, jeigu nepaslaptis, kiek užsidirbai daiktus pardavinėti? Maždaug apie 50 litų. O per seminarą, ką nors tokia įsineši, ką tikrai grįžus pritaikysi? Taip, aš sužinau, man labai patiko infoverslas, labiausiai galbūt, kad reikia pardavinėti. Tokiu būdu, iš tiesų galvoju, mane labai traukia kaip ir architektūra, aš lankau meno mokyklą. Manau, kad norėčiau kažką su architektūra ir dabar, kai paklausė, ką knygą parašyti, aš galvoju, galbūt net vaikam parašyti, būtent architektūrą mažiems tiesiog. Galbūt knygoje galėčiau kalbėti apie kažkokius žymiausius pastatus arba tiesiog, priimtinai, būtent vaikams. Ačiū tau labai, Abigailė.